Labas draugai, trumpas video, gegužės 27 dieną. Taigi atvažiavo valymo įrenginį dėti. Buvo daug nuomonių, daug diskusijų, kokį rinktis, kokį dėti. Vieni Augustą, kiti Feliksnavį, treti Bioteka kažkokie, žodžiu. Mano asmeninė nuomonė, pasilikau prie Feliksnavio. Kodėl nepasakosiu, nes kiekvienam savo. Jum gal Feliksnavio šūts, kitam Augų šūts, trečiam dar kažkas šūts. Aš tiesiog savo nuomonę pasiliksiu savo ir dėsim Feliksnavę šešių asmenų. Taigi čia nuo namo iki čia yra nulinis vamzdis atves. Tai mum nuo čia iki realiai jo vamzdį dasves, sudės viską, kas priklauso. Man tai kainuos su garantijom, su viskuo 3400 eurų. Brangu ar pigu, spręskit jūs. Buvau Augustą radęs, kuris padarys Augustą už 2800 eurų, tą patį viską. Bet pasirinkau Feliksnavį. Taigi mokėsiu ir brangiau. Dabar kiti sakysit, jau reikėjo Feliksnavį, tą Augustą dėtis. Taip, gal jūs ir teisus. Jeigu jums tai atrodo gerai ir teisinga, tai mielai prašome, įsidėkit. Taigi, kaina 3400 be smėlio. Smėlio pirkau pats. Smėlis 140 eurų. Tokia krūva. Kodėl pats pirkau, galėjo ir jie atsivežti. Kaina aišku kitokia galbūt. Bet man kadangi čia dar visur pilsis smėlis, kelsis, tai aš nusprendžiau, kad pats atsivešiu smėlį. Jūs man tik paskaičiuokit kainą be smėlio. Tai paskaičiavo. Va, tiek. Taigi vyrai išvažiavo pietauti. Nusprendžiau video tokį trumpą jums susukti, kas mane sekat ir žiūrit. Taigi dar kartą pasikartosiu, kad su darbais, su medžiagom 3400 eurų. Viso draugai. Palaikinkit, pakomentuokit, kam nesunku.